Daugelis galvoja, kad šitie santykiai yra tikros išbandymus atlaikiusios meilės pavyzdys, bet leiskit jums įrodyti, kad tai yra toli gražu netiesa ir nuo tokių santykių šiaip labiau reikėtų bėgti. Šitie du žmonės, Carrie ir Mr. Big, turi nesaugaus prieraišumo tipą. Egzistuoja iš viso 4 prieraišumo tipai, kurie nusako, kaip mes žmonės suprantam saugumą santykiuose ir kaip apskritai jaučiam ryšį, kaip mes suprantam, kad mus myli, kad mes mylim. Carrie's atveju jinai turi nerimastingą prieraišumo tipą arba angliškai anxious attachment. Tokie žmonės užaugo jusdami ir matydami, kad meilė nėra garantuota, kad meilė čia yra, tai dingsta. Kartais tėvai labai dėmesį skiria, labai vaiką mato, labai atliepia, o kartais tiesiog arba dingsta, arba nemato, arba būna šiek tiek šalti. Nes Mr. Big yra visiškai priešingas, vengiantį prieraišumo tipą turintis vyras, kuris užaugo suvokdamas, kad niekam jo jausmai nerūpi, galbūt už jausmus, emocijas, liūdesį, silpnumą, natūralų, žmogišką, vaikišką, buvo baudžiamas, pajuokiamas, augo aplinkoje, kur viskas buvo matuojama diplomais, daiktais, pasiekimais, pinigais ir jis ilgainiui išmoko, kad niekuo negaliu pasitikėti, ryšys mane anksčiau ar vėliau nuvils, mane labai kritikuos, tokie žmonės užaugo turėdami labai tokią gilią žaizdą emocinę, kad aš esu defektuotas, aš esu brokuotas, mane kritikuos, mane atstums. Tai 2 nesaugos prieraišumo tipai, yra dar ir 3, apie jį pakalbėsiu kad nors ateityje. Vienas kitą traukia kaip medus, nes Carrie's programa yra siekti meilės. Jeigu jis nepasiekiamas, aš tik pasistengsiu, aš būsiu dar labiau prieinama, aš būsiu dar patogesnė, aš sutiksiu su visku ir tada jis mane pasirinks. Žodžiu, nuolat gyvenu laukiant, kad mane patvirtintų, kad mane pasirinktų, kad pagaliau man padėtų jaustis, kad aš jau esu saugi, norima ir mylima. Mr. Big priešingai. Jam iš pradžių atrodo, kad taip, aš noriu santykių, jam labai patinka gaudyti tą medžioklės stadiją, bet tik jis pajunta, kad santykiai jau darosi rimtesni, jam kyla grėsmė, kad šitas žmogus jau svarbus mano gyvenime, jis mane bet kada sukritikuos, arba jeigu ta anxious partneris nori dėmesio, reikalauja, tai vengiantis sako, man jau čia per daug, jausmų per daug, atsitraukiu, nes jis yra įsitikinęs, kad nusiraminti ir pasitikėti gali tik pats su savim. Jeigu šitie žmonės nenutuokia, kad turi nesaugų prieraišumo tipą, toks užburtas ratas gali tęstis metų metus, kaip įrodė šitam seriale. Metai. Skyrybos, kiti partneriai, grįžtam, taikomės, tuokėmės, bet Mr. Big truputį išsigąsta. Jeigu tokie žmonės nesuvoks, kad turi nesaugų prieraišumo tipą, nedirbs su juo, neperrašys savo praeities programų, tai jie bus pasmerkti tikriausiai tokiems santykiam visą likusį gyvenimą. Net išsiskyrus Carrie su Mr. Big, sutikus kitą tokį avoidant vyrą, ji vėl įsisuka į tuos pačius ratus ir kartoja tą pačią istoriją jau su kitu žmogum, tol kol, kažkas pasikeičia.